Kietojo kuro katilas žvakė skirtas individualių gyvenamųjų bei pramoninių patalpų šildymui. Cilindro formos katilas kūrenamas malkomis. Šiame katile yra unikalus kuro deginimo būdas, kai dega tik 10–20 cm aukščio viršutinis kuro sluoksnis, o ne visa kurykloje esanti įkrova. Pristatome kieto kuro katilus žvakę. Šių katilų pats pagrindinis privalumas yra tai, kad viena kuro įkrova dega iki 24 valandų, ne ir ilgiau. Šiais laikais, kai žmonės labai skuba ir yra labai užimti, nenori skirti laiko tokiai buičiai, kaip užkrauti katilą, kad namai būtų šilti. Šie katilai yra unikalūs tuom, kad jų veikimo principas yra dega kuras iš viršaus žemyn ir dega tik 15–20 cm sluoksnis. Gali būti maišomas įvairus biokuras, taip kaip malkos, granulės, įvairūs briketai. Kuo daugiau telpa jame kuro, tuo ilgiau jisai dega. Pelenus valyti šiuose katiluose reikia tik 2 kartus per mėnesį. Prieš 2 metus pakeitėme šio katilų dizainą ir labai daug kitokių sprendinių, kaip durelės dabar šiuo metu yra didesnės, ypač saugios durelės. Norint atidaryti dureles, jums reikia jas perspausti, kad jos pilnai atsidarytų. Labai patogi yra oro skirstytuvo patraukimo rankenėlė. Šiuose katiluose yra iš karto įmontuotas dugnas, kuris stovi ant 4 kojelių, tai yra labai patogu jį sureguliuoti, išlyginti jo aukštį ir patogu naudotis. Šiais metais mes pristatėme tokią naujovę, kad galima prie šių katilų primontuoti ir automatiką su ventiliatoriumi. Automatika valdo 2 siurblius ir ventiliatorių. Taip pat ši automatika matuoja išeinančių dūmų temperatūrą. Jei temperatūra yra aukštesnė arba žemesnė, valdiklis iš karto reaguoja ir perduoda signalą ventiliatoriui, kuris arba didina arba mažina jo apsisukimas. Katilai žvakė šiuo metu yra 5 modelių, tai nuo 18 kW iki 50. Taip kaip šildomas plotas galima parinkti nuo 50 m² iki 600. Įprastuosiuose katiluose yra įmontuotas oro padavimo termostatas, kuris patikimai valdo oro padavimo į katilą. Katilo konstrukcija yra tokia unikali, kad katilinėje jis užima labai mažai vietos, nors aukštis jo yra įspūdingas.